malda yra, pats žodis nusako, meldžiamės už kažką kitą. Tai tie, kurie tarnauja to užtarimo maldoj, va čia priekį stovėsim ir melsdamiesi dėsim rankeles ant tų, kurie ateis tos užtarimo maldos, kurie jaučiat, kad reikia jums kažkur neprasiveržėt, kažkokių sunkumų turit, arba tiesiog aš netgi sakyčiau, galima eiti užtarimo maldos ir be jokio tikslo, be jokio visiškai sąrašo užduočių. Gal keletą tokių patirčių papasakosiu. Kažkada buvau Toronte su jaunimo grupe, ten Ignė mus pakvietė. Tiksliau, vyskupas Baltakis per sesę Ignę pakvietė, kad aplankytume jubiliejaus progą lietuviškas parapijas ir mes nuvažiavom per tas lietuviškas parapijas, o paskui pakliuvom į Torontą. Ir Toronte buvo seniai svajota aplankyti Toronto palaiminimo bažnyčią, oro uosto bažnyčią. Ir kai mes ten nukeliavom su Kolyčiumo, Vincas Kolyčius, ten, kas pažįstat jį, yra buvo tada pastovus toks užtarėjas, užtarimo maldos tarnautojas. Ir ten iš įvairių bažnyčių susirinkdavo žmonės, ten ekumeniniai tokie vakarai vykdavo, tų tarnautojų būdavo iš įvairių bažnyčių ir šlovinimas vis kiekvieną vakarą vis iš kitos bažnyčios. Ir ten vykdavo įdomus visokie dalykai. Kitaip dar ta bažnyčia vadinosi Tėvo palaiminimo bažnyčia. Ir ten pasižymėjo tokiamis visokiamis dovanėlėmis ta bažnyčia. Ta vakarą, kai mes buvo labai linksma, labai gera šlovinimo grupė grojo, bet šlovintojos dvi prie mikrofono vis giedojo šlovė tau viešpatie. Atrodo, kad jų kas nors šaltą vandenį pilna. Raitydavosi jos ten patenkintos po to dušo, po kriauklės. Kai praėjo užtarimo malda, ten žmonės atsistoja į priekį ir ten eina. Per žmonės deda iš eilės rankas, ten daug tų užtarėjų. Ir žmonės krenta ir nukritę visokius dalykus daro. Prisimenu vieną moteriškę labai ryškiai. Ji gulėjo ir šunių lojo. Atsisėsdavo jį. Coca-Colos butelį turėjo šalia pasistačius, išgerdavo Coca-Colos, vėl atsigulus. Kažkas visą laiką juokdavosi bažnyčioj, bet ne vienas, o grupė. Juokėsi, pamokslininkas, ką pamokslauja, o ten hebrytai pilko susėlė, juokėsi, per visą pamokslą. Keista bažnyčia. Keletą ten ant kėdžių atsistoja kakarikų. Kai išėjo aukų rinkti, tai vieną rinkėją taip užnešė, kad jis apie koloną ėjo rinkti. Tas žodžiu pastorius sako, tokio aukų rinkimo nemačiau. Vaizdelis buvo nuostabus, žodžiu, mes galvojom, kur mes pakliuvom. Bet, suprantat, buvo gera ten, man buvo gera. Tas visas toks, keistai atrodė. Mūsų vienas vaikinas neatlaikė, tai jis išėjo parūkyti. Rūkė per langą, žiūrėjo, jis sakė, beprotnamis, kur čia mes pakliuvom. O mus pakvietė tuo tarpu, matai, ant scenos. Pasakė, kad čia yra evangelistų grupė iš Lietuvos, visi laimint norimus. Tai suprantat, kaip mums nuskilo, patys jau pačiausi užtarėjai už mumis meldėsi. Ir dar ant scenos
kelti mes ten buvom, mes trys, aš, Angelė ir Rūtė buvom. O Andrius laukia rūkė per langą viską žiūrėjo. Atėjo užtarėjai ten meldėsi už mus ir ten mūsų visai. Ir net bandė mus nugriauti šitą. Mes žemaičiai patys svirgavom, bet sakėm, negriausim. Ir atsimenu, kažkuri mergina apsipylė ašarom, atsiklaupus meldės, bet baiselis buvo toks ir aš ką tik buvau paskirtas Kretingos klebonu, ten tuose Amerikos misijose sužinojau, kad grįžęs į Lietuvą turėsiu priimti klebono pareigas. Nu ir aišku, jau žvalgais į kaitą, Kretingą čia reikia parvežti. Ir aišku, buvau atvažiavęs su sąrašu reikalų, viešpatie tą, čia mums reikėtų. Bet va jau visų šitų dalykų viešpatį būgės, tik jau mums neduok. Čia Kretingai dar per anksti nesuprasi panašiai. Tai va aš sąlygas tokias visokias pastačiau. Ir, kaip sakiau, mes siubavom, nieko nepasisekė mūsų nugriauti. Nežinau, ką mes ten gavom, ko mes negavom. Bet Andrius parūkęs nusprendė, nu viešpatie, jeigu tu čia visą tą darai, tebūnie tavo valia. O jeigu ne iš tavęs čia, iš velnio kokio, tai tu mane apsaugosi. Jis atėjo ir atsistojo prie tos linijos, kur visi stovėjo. Nu ir vėl praėjo ten dėl to užtarėjo, visus išguldė, Andrius kaip žemaitis, aišku, stovi, kaip stulpas, vienas. Aplinkui visi guli, visi raitosi, juokėsi, visokius garsus leidžia. Kas dejuoja, kas ką, Andrius stovi. Prie Vincas kažkaip už rankų paėmė jį, nespėjo kelių žodžių ištart, taip ir nuvažiavo Andrius. Nuvažiavo į gulį, bet taip rankas iškėlė. Šalia jo ten loja, Coca-Cola. Jis gulė, aš laiką nuėmė valandą, jis išgulėjo. Paskui atsikėlė, visas švytintis mus gaudyti. Ir atsiprašinėti mūsų, kaip jis mus negražiai tarinėjo ir panašiai. Ir tikrai buvo labai paliestas ir perkeistas ir toliau jo gyvenimas labai ryškiai taip skyrėsi, jau paėmė kryptį. Tai va, visko su tais užtarimais būna. Aš paskui girdėjau kitą kartą daug liudijimų tokių, kaip ėjo žmonės ir liudijo, kad jie prieš tai ten atvažiavo vienas toks ponas, labai kokios firmos direktorius, ir kas labai toks prašmatnus ponas buvo. Tai jis norėjo paliudyti, lipo į sceną ir jis pilvą susėmęs, juokis negalėjo to mikrofono nulaikyti, tik išlemeno keli žodžių, sako, prieš čia atvykstant aš labai rūpinausi, ką žmonės apie mane galvoja, o šį vakarą viešpats mane išvadavo, man vis vien, ką jūs apie mane galvoja. Ir nulūžo jis ten ant scenos, vaikėsi juokais, pilvą susėmęs. Ir kiti žmonės panašiai liudijo, kad viešpats juos išlaisvino iš žmonių baimės, iš tos baimės, ką apie mane pagalvos. Tai va, ta baimė dažnai mus kausto ir sulaiko nuo tos užtarimų maldos, nes mes bijom, o kas su manim bus. Vėjas pučia, kur nori, ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. O čia dar kažkas iš tų užtarėjų pradeda kalbomis melstis, nesuprantamus garsus leidžia ir plaukai šiaušiasi ir baisu darosi, tokia paslaptis, toks nesuprantamas dalykas ir kas tas kalbėjimas kalbomis, iškyla klausimas galbūt, kai kam pirmą kartą šitoj kelionėj gal susidurėt, kad kažkas melsdamiesi burba visokius keistus garsus leidžia, o Antanas, kur reikia ir kur nereikia, varinėja su kalbom, nebesuprasi, ką jis čia daro, a iš čia juokauja, iš čia dvasioje, meldžiasi, šlovina, tai va. Juokauja dvasioje. Tai va, tai
kas tas kalbėjimas kalbomis. Aišku, čia įvado neužtektų, visas mokymas būtų apie tas dovanas visas, bet trumpai priminsiu, kad apaštalas Paulius, kai išvardina dvasios dovanas, jis pamini, kad visos dovanos yra duodamosios bažnyčios ugdymui, tik kalbų dovana tokiam asmeniniam ugdymui. Ir jį paprastai žmonės gavę tą dovaną naudoja maldoje, kai pritrūksta žodžių protu, kai emocijos veržiasi ir neberandi tų žodžių išreikšti savo įkvėpimui. Tai kaip šiandien skaičiau laišką romiečiams, kad dvasia ateina pagalba mūsų silpnumui, kai mes nežinom, ko prašyti, dvasia užtaria šventuosius neįsakomais maldavimais ir dvasia žino tos dvasios troškimus. Taigi, tai kartais gali būti, kad kažkas iš mūsų melsis kalbomis, tai nebijokit, neišsigąskit. Ar visi turi kalbėti kalbomis? Pageidautina. Bet realybė tokia, kad ne visi kalba. Ir Paulius sako, siekit tų dvasios dovanų, bet prašykit daugiau pranašavimo, mokymo ir kitų ten, kur pasitarnautų bendruomenės ugdymui. Kas kalba kalbomis, jeigu prašo, kad gautų aiškinimo dovaną, kad galėtų paaiškinti bendruomeniai, kas čia vyksta. Ir dar toks yra, aišku, apaštalo Pauliaus priminimas, sako, aš už jūs visus daugiau kalbu kalbomis, bet susirinkime beveliu ištart 5 žodžius protu, kad esantieji galėtų irgi pritarti maldai.